Ir pradžiai šios temos kūno nariai vadinasi Kristaus kūno nariai. Perskaitykime rašto vietą, tai bus 1 Korintiečiams 12. Mes perskaitysime, jeigu jūs ne prieš, kol stovite, ilgas skyrius, bet mes visą jį norime perskaityti, nes pagrindinius dalykus bandysime paliesti. Šitą skyrių mes vargu ar kada nagrinėjame. Anksčiau aš atsimenu, kad mes 14 skyrių nagrinėjame apie dvasinės dovanas, kad jos visos turi mokyti, ugdyti, statydinti kūną. Bet čia šis 12 skyrius apaštalas Paulius, jis labai tokią aiškią paralelę praveda, paaiškina, kas yra Kristus ir bažnyčia ir kaip tai yra panašu į kūną, organizmą ir jo narius, kaip tie kūno nariai, organai, kaip jie sąveikauja kartu, kaip sudaro Jėzų Kristų. Todėl šiandien mes skaitysime ilgą skyrių, ten daug yra labai visko, bet norėtųsi atkreipti dėmesį į kūną ir į kūno narius, kaip tos kūno dalis sąveikauja kartu. Na, dėl dvasinių dovanų, broliai, nenoriu dvasios, šventosios. Broliai, nenoriu, kad būtumėte nežinantis. Jūs žinote, kad buvote pagonis, nešiojami pas tuos nebylius stabus, kaip ir buvote vedami. Todėl duodu jums suprasti, kad nei vienas kalbėdamas Dievo dvasia nevadino Jėzaus prakeiktu ir kad nei vienas negali sakyti, kad Jėzus yra viešpats, kaip tik šventąja dvasia. Toliau jis pereina prie pačių dovanų. Na, o yra dovanų įvairovės, bet ta pati dvasia. Ir yra tarnavimų skirtingumai, bet tas pats viešpats. Ir yra veikimų įvairovės, bet yra tas pats Dievas, kuris visą atlieka visose, bet kiekvienam duotas dvasios pasireiškimas, kad būtų nauda. Nes vienam dvasia yra duotas išminties žodis, kitam pažinimo žodis, ta pačia dvasia kitam tikėjimas, ta pačia dvasia kitam gydymo dovanas, ta pačia dvasia kitam stebuklų darimas, kitam pranašystė, kitam dvasių atskirimas, kitam įvairios kalbų rūšis, kitam kalbų vertimas, bet visus šituos atlieka ta viena ir ta pati dvasia, dalindama kiekvienam atskirai, kaip ji nori, nes kaip kūnas yra vienas ir turi daug narių ir visi to vieno kūno nariai, būdami daugelis, yra vienas kūnas, taip yra ir Kristus. Nes viena dvasia, mes visi esame pakrikštyti į vieną kūną, ar būtume žydai ar pagonės, ar būtume vergai ar laisvi, ir visiems buvo duota gerti į vieną dvasią. Nes kūnas nėra vienas narys, bet daug. Jei koja sakytų, kadangi aš ne ranka, aš nesu iš kūno. Argi dėl to ji ne iš kūno? Ir jei visi sakytų, kadangi aš ne akis, aš nesu iš kūno. Argi dėl to ji ne iš kūno? Jei visas kūnas būtų akis, kur būtų klausa? Jei visas kūnas, jei visas būtų klausa, kur būtų aslė? Bet dabar Dievas sudėjo narius, kiekvieną iš jų kūne, kaip panorėjo. Ir jeigu jie visi būtų vienas narys, kur būtų kūnas? Bet dabar jie yra daug narių, bet tik vienas kūnas. Ir akis negali pasakyti rankai, man tavęs nereikia. Nei vėlgi galva kojoms, man jūsų nereikia. Ne, tie kūno nariai, kurie atrodo silpnesni, yra daug galingesni. Ir tie kūno nariai, kurie, manome, yra mažiau gerbiami, tiems mes skiriame gausesnę garbę ir mūsų nepatrauklus nariai turi gausiau patrauklumo. Nes mūsų patraukliems nariams nieko nereikia, bet Dievas sumaišė kūną kartu, davęs gausiau garbės tam nariui, kuriam trūksta. Kad kūne nebūtų suskilimo, bet kad nariai vienodai rūpintųsi vienas kitu. Ir jei vienas narys kenčia, visi nariai kenčia su juo. Arba jei vienas narys pagerbiamas, visi nariai džiaugiasi su juo. Na, o jūs esate Kristaus kūnas, o atskirai nariai. Ir kai kurios Dievas paskyrė bažnyčioje, 1 apaštalais, 2 pranašais, 3 mokytojais, po to stebuklai, paskui gydymų dovanos, pagalbos, valdymai, kalbų įvairovės. Ar visi apaštalai?
Ar visi pranašai, ar visi mokytojai, ar visi stebuklų darytojai, ar visi turi gydymo dovanas, ar visi kalba kalbomis, ar visi verčia. Bet uoliai trokškite geriausių dovanų, o aš jums dar parodau pranašesnį kelią. Amen, sėskitės, prašom. Čia manęs kaip iškiai. Mes kaip perskaitėm. Rašto vietoje tema nesudėtinga, atrodo ganėtinai paprasta. Tiesiog pakartojimas to, ką mes jau žinome. Aš tiesiog skaitau, kad tai yra aktualu dabar. Visiems tai yra aktualu. Man tai yra aktualu, jums tai yra aktualu, kitiems aktualu. Ir štai ši tema šią savaitę kažkaip atėjo man į širdį ir pradėjo skambėti. Daug yra tokių svarbių momentų, galbūt nelabai didelių. Žinote, kaip kai eini Baltijos jūros pakrantę ir atrandi gintariuką, mažiuką, bet vis tiek malonu atrasti jį. Žinot, toks, tai kažkas ypatingo, ne šiaip akmenuką randi. Todėl mums šiandien, jeigu mes praeisime Dievo žodžio pakrantę ir atrasime šiek tiek tokių gintariukų, aš manau, kad jeigu mes galėsime juos pakelti, mūsų tikėjimas bus pakilėtas dėka to, mūsų supratimas ir įkvėpimas. Ypatingai tuo laiku, kai mums to reikia dabar ar ne, mums reikia Dievo malonės, mums reikia Dievo pagalbos, supratimo, apreiškimo jo. Todėl čia nėra nieko tokio kažko sudėtingo. Apaštalas Paulius įprastai, žinote, kartais kai parašo kažką, būna sudėtinga. Jo vieną eilutę kartais skaitai ir atrodo, kiek kartų man reikia perskaityti iš naujo, kad suvokčiau, kas ten yra. Bet čia jis labai paprastai korintiečiams išaiškina, kad tam, kad suvokti, kaip veikia dovanos kūne, reikia suvokti, kas yra kūnas apskritai. Ir štai jis pereina prie Jėzaus Kristaus kūno ir paaiškina, kad tai faktiškai tu pradedi suprasti, kodėl brolis Brankamas sakė, kad Jėzaus Kristaus kūnas yra paslaptingas. Ar esate girdėję tokią frazę? Jis vertimuose kartais skamba žodis mistinis, bet iš tikrųjų paslaptingas. Paslaptingas toks, kuris, kai jūs matote, pavyzdžiui, kažkas pasakys jums, Vitalijaus Sokolovo kūnas tai yra akivaizdus dalykas, tame nėra nieko paslaptingo, štai galva, pečiai, rankos, juosmuo, ten viskas suprantama, regimas mano kūnas yra, jis kažkiek sveria, kažkokį ūgį turi tas mano kūnas ir taip toliau. Bet Jėzaus Kristaus kūnas, tam, kad jį išvysti, aš nežinau, kaip reikia tai padaryti. Suprantate, nes faktiškai štai Žemės planeta, ar ne? Didelė planeta, ne koks mažas ten gabaliukas. Ir štai tie kūno nariai jo yra išbarstyti visur, ten, kur yra sausuma, jie tarsi išbarstyti vienoj šaly, kitom kontinente, ten, kur karšta, ten, kur šalta, jų, kur šalčiau, ten mažiau įprastai būna žmonių, tiesiog mažesnė žmonių koncentracija, populiacijos ir taip toliau. Ir tai yra tik tie, kurie yra gyvi planetoje šiuo laiku, bet tie, kurie jau yra iškeliavę, jie juk vis tiek yra kūno Kristaus dalis. Jie taip pat sudaro Kristaus kūną. Pagonių nuotaka, sakykime taip. O dar yra greičiausiai ir tie, kurie gimsta. Jų dar nematome. Jie dar yra procese. Kaip dabar mūsų broliai iš Čekijos buvo, Romanas atsiuntė vakar, atrodo, nuotrauką. Gimė jam anūkėlis. Aš tikiu, kad tai yra taip pat Dievo vaikai. Praeina laikas ir Dievas
juos taip pat padarys aktyviais, prisilies prie jų. Tai pastovus procesas. Vieni ateina, vieni išeina, jie yra Kristaus kūnas ir tai jau tęsiasi 2000 metų. Mes kalbame apie pagonių nuotaką. Kiti yra gyvieji dabar, čia, kur yra planetoje ir negalima, kaip čia taip paimti, pasakyti, taip šast ir sulipdyti visus į krūvą. Ir mes visi sustojame kaip kokią nors įvykyje arba renginyje. Neseniai buvo toks renginys rugsėjo 1 mokyklose, ten, kur vaikai mokosi. Mokyklai buvo 70 metų ir visi stadione sustojo, visas mokyklos kūnas, tarsi visi susirinko, visi mokiniai, buvę mokiniai, tiek mokiniai, mokytojai, buvę mokytojai susirinko tokį didelį renginį ir visi sustojo, jeigu neklystų, 70 skaičiaus formą. Ten dronais juos filmavo ir štai koks buvo reginys tos mokyklos. Buvusieji, kurie dabar yra ir kurie dar mokysis, kiti su mažais vaikučiais atėjo, kurie kitais metais jie eis į tą mokyklą ir taip toliau. Ir va štai taip, dabar pagalvokit, ar būtų įmanoma Jėzaus visą Kristaus kūną surinkti ir nufotografuoti. Tai būtų sunku padaryti, tai yra kažkas paslaptingo labiau. Ir netgi, jeigu tu ir surinktum visus, kuriuos galime suskaičiuoti ir laikyti jais Kristaus kūnu, tik vienas Dievas žino, kas iš tiesų yra dalis Kristaus kūno. Todėl, kad mes, kaip mes apskritai įeiname į šį kūną, šitame skyriuje kaip tik yra paaiškinama, kaip mes atsirandame, atsidurėme jame, tame kūne. Man atrodo, kokia ten buvo eilutė 18, liktai, ar 13, nes mes visi viena dvasia esame pakrikštyti į vieną kūną, judėjai ar pagonys, laisvi ar vergai, visiems buvo duota gerti iš vienos dvasios. Ir taip tam, kad būti Jėzaus Kristaus kūne, reikia gimti jį, būti gimusiu jį. Būti gimusiu į tame Kristaus kūne. Viskas yra labai paprasta, viskas logiška. Tam, kad kažkas galėtų vadintis Vitalijų Sokolovu, jis turėjo tokiu gimti 40 plus metų atgal. Jeigu jis toks gimė, štai mano ausis va tokia, kai gimiau buvo. Viena tokia, o kita šiek tiek gal kitokia. Tokios akis buvo, kai gimiau, tokios rusvos. Kakta štai tokio aukščio. Viskas. Kaip čia pasakyti, viskas, kas dirbtinai buvo pridėta, koronėlė ant danties, pavyzdžiui, ar žiedas ten ant piršto užmautas, nedaug Dieve, koks nors dirbtinis ten sanarys, ar akiniai, jeigu man jau būtų reikalinga nešioti, pakol kas nenešioju, bet jeigu nešiočiau akinius, tai ne mano kūno dalis, jie nebūtų jie. Protezas ne mano kūno dalis, žiedas taip pat, sąnario protezas taip pat ne mano dalis, tai yra kažkas, kas yra kaip svetimkūnis. Todėl tam, kad būtum Jėzaus Kristaus kūne, reikia gimti kaip nariui to kūno. Reikia gimti. Ir rašte čia yra sakoma, kad tai įvyksta viena dvasia, viena ir ta pati šventoji dvasia, krikštyje, tai reiškia panardina, įtraukia tave į tą kūną. Mes dar pakalbėsime šiek tiek vėliau apie šį paminėtą žodį, tai eilutėje pakrikštyti į vieną kūną, baptizo, graikiškas žodis. Ir tam, kad ir galite įsivaizduoti, pavyzdžiui, aš, žinoma, esu ne koks eksponatas šiuo atveju, bet mes kalbame apie tai, kad šis kūnas Jėzaus Kristaus nuotakos, tai yra bažnyčia, ar ne? Tai yra kažkas, vienoje vietoje tai vadinama kūnu, kitoje bažnyčia, trečioje vietoje nuotaka ir taip toliau. Ir štai tai yra tai, kas yra po Jėzaus Kristaus valdžia. Ir mes žinome, kad ateina toks metas, kai jis, galva, panorės paimti savo kūną. Ar ne?
Nes yra tokia stadija, kai, kaip ir santuokoje, yra draugystė tarp vyro ir moters, bet ateina momentas santuokos, kada jis paima ją savo. Jis nori, kad ji negyventų šiaip savo viena kažkur, bet kad ji būtų kartu su juo. Ir jeigu taip dabar galime įsivaizduoti tą moterį, tą bažnyčią, tą nuotaką, ir štai jis ateina tam, kad ją paimtų. Jis juk paims kūną, ar ne? Jis paims visus tuos, kurie gimė į tą kūną. Ar ne? Ir visa tai labai paprasta, ar ne? Ne tai, kad jis paims ją, o po to dar kažką, po tai pasakys, žinai, ką mes su tavim susitokėm, bet aš turiu tokią draugelę gerą. Paimkime ir ją taip pat kartu. Kažkaip taip nesuveiks, ar ne? Ne taip veikia šie dalykai. Tam, kad būtum paimtas, nes mes žinome, kad rašte yra sakome, kad jis ateis kaip vagis naktį ir paims ją, kaip brolis Branhamas sako, kaip Romeo atėjo tam, kad pavogtų Džiulietą. Tai buvo kaip pavogimas, pagrobimas, jis tiesiog paims tą kūną tam, kad atsidurtum tame pagrobime, paėmime, kaip yra parašyta, paėmime, rašte nėra tokio žodžio paėmimas, bet tame pagavime, pagrobime. Reikia atsidurti štai šių kūno organų tarpe. Daryk, ką nori. Suprantat? Ne su draugėse, sesėse, broliuose, su kaimynais turi neatsidurti, ne kažkur šalia greta to kūno, ne liudininkų turi būti. Dabar jis ją paiminės, o aš šalia stovėsiu. Tie, kurie šalia stovės, jis jų nepaims, jis paims tik savo kūną. Ir tam, kad būtum paimtas, reikia atsidurti tame kūne, būti jame. Viskas, kas yra kūno išorėje, žinote, netgi Elijas, tarkim, prisimenant, kai jis buvo paimtas, pakeltas aukštyn, tai buvo provaizdis to paėmimo kūno. Ir aš taip galiu įsivaizduoti, kad jeigu būtų galima taip dramatizuoti vaikišku būdu, Elijas turėjo tokią mantiją, kurią jis vilkėjo. Jis buvo kaip vilkėjo ją, kaip čia pavadinti, ar kaip šitas paltas, ar drabužis, jeigu galima taip dramatizuoti. Tas drabužis labai turėjo būti laimingas. Jis galėjo pasakyti, aš juk Elijo drabužis esu, jeigu aš juk ant jo esu, jis vilki mane. Jūs net negalite įsivaizduoti, ką jis gali su manimi padaryti. Tik pažiūrėkite, ką jis dabar padarė. Dabar jis prieis prie Jordano, jis juk nusivilks mane ir kaip manimi užtvos per vandenį ir Jordanas persiskirs. Viskas juk nuostabu. Aleliuja. Tai bent. O jūs kiti apsiaustai, jūs nepatenkate į tą skaičių. Ir ką jūs galvojate? Ir tas apdaras, mantija, jeigu galima ją taip įasmeninti, aš manau, kad kai vyko tas įvykis, kai Eliziejus apsidairė ir jis ten regi ugninius vežimus, kurie privažiuoja, kad greitai paimtų Eliją. Ir Elija atsistoja į tą vežimą, įlipa. Ir ugniniai žirgai ir vežimas pradeda įkelti aukštyn ir man tas apdaras toksai sako, aš paimime. Aš iškeliauju. Ir kaip jums atrodo? Jisai paėmė. Eliziejau, imk jį. Oi, manęs neima į viršų. Manęs neima. Aš tiesiog nukritau žemėn. Kodėl? Nes ji nebuvo Elijo kūno dalimi. Ta mantija. Čia toks simbolis, žinote, galite dabar pasakyti, o ką, ar jo basutės buvo paimtos, ar sandalai. Aš tiesiog jums noriu parodyti patį provaizdį principą to. Tai yra tai, kad reikia būti kūne tam, kad būtum paimtas. Ne ant kūno, šalia kūno, žinoti apie kūną, ne būti liudininku to, bet reikia atsidurti viduje. O kaip gali atsidurti viduje? Brolis Branhamas mums paaiškina šią rašto vietą ir jisai sako, viena dvasia, mes visi pakrikštyti į vieną kūną, o pakrikštyti tai reiškia mes gimę. Iš naujo esame, mes gimėme.
Kiekvienas pirštas, kurį turiu kūne, jis gimė. Jis yra gimęs. Ausis, aš turiu dvi. Abi ausis gimė mano kūne. Ar ne? Jeigu aš būčiau gimęs su viena ausimi, tarkim, na ir viskas. Antrausis, jeigu man čia įstatytų protezą ar kažką tokio, tai jau nebe mano kūno dalis būtų. Todėl mes čia matome rašte, kad viena dvasia mes visi pakrikštyti į vieną šį kūną. Aš šiek tiek noriu paėjti pirmin, kažkur turėjau tą pačią eilutę. Netaip seniai mes, kai buvo vandens krikštas pas mus, mes ėmėme tą pačią eilutę ir minėjome, noriu, kad mes dar kartą, noriu priminti jums tą mintį, kai nagrinėjau tą žodį, graikišką paaiškinimas jo yra labai toks aiškus, akivaizdus man. Aš manau, kad šeimininkėms tas žodis bus aiškiausias. Man patinka, kai galima paprastai ir praktiškai paaiškinti, kad bet kokia sesė, broliukas, jaunas žmogus galėtų tai suvokti. Čia yra parašyta, viena dvasia mes visi esame pakrikštyti į vieną kūną. Žodis krikštas, jis toks ne visai galbūt aiškus yra mums, jis toks religingas terminas, religinis, bet senovės graikų kalboje yra pavartota žodis viena dvasia, visi mes baptizo į vieną kūną. Žodis baptizo, graikiškas žodis baptizo, kągi jis reiškia. Taigi, aš nesu istorikas, Biblijos nagrinėtojas, bet tam, kad suprastume, rusų kalboje neturime atitikmens tiesioginio, kad atspindėti, ką reiškia žodis baptizo. Bet tie žmonės parodo du graikiškus žodžius. Yra žodis bapto ir baptizo. Yra du žodžiai graikų kalboje. Ir geriausias pavyzdys yra, štai šis pats geriausias pavyzdys, kaip rauginti agurkėliai. Arba sūdyti, arba rauginti. Marinuoti, net nežinau, ar rauginti. Pas mane kažkur lyg tai pažymėta buvo, kaip jie rašo. Tarkim, actų netgi, actai, tai turbūt marinuoti. Anuomet marinavo, tai net paaiškina skirtumą tarp šių dviejų žodžių. Kažkoks daktaras, kuris gyveno 200 metų iki mūsų eros. Dar anuomet jie kalbėjo tokiais terminais ir jis paaiškino, ką reiškia bapto ir baptizo. Ir štai, kai sako, kai tu imi agurką, jūs turite savo receptą, kaip pagaminti marinuotus agurkus. Kiekviena mama, kiekviena šeimininkė turi savitą receptą. Vieni prideda ten vyšnių lapų, krienų kažkas įdeda, kažkas dar kažką. Ir štai šis gydytojas, jis paaiškina taip per raugintus arba marinuotus agurkėlius. Ir jis sako taip, jeigu tu imi, kągi čia man dabar paėmus pavaizdavimui, gerai. Neturiu daugiau nieko kito. Jeigu tu imi agurką ir tu iš pradžių sako, pagal receptą tu turi jį bapto padaryti, į karštą verdantį vandenį panardinti. Panardinai ir viskas. Jeigu laikysi ilgai verdančiame vandenyje, jisai išsiskaidys, bet pirmiausia, tu turi panardinti, tai reiškia žodis babdo. Bet baptizo toliau, tai reiškia, tu turi jį paimti į kitą tirpalą su actu ir tu turi baptizo padaryti, jį ten palikti. Vienas reiškia akimirksninį panardinimą, panardino ir ištraukė tave. Tai ne tas žodis, kuris čia paminėtas. Čia yra pavartotas žodis, kad tave ten patalpino ir tu turi ten pasilikti. Marinuotis tai blogas žodis. Sakykime, turi rūgti, nes mes turime būti kaip sūrus, kaip druska. Ir jis pasilieka ten iki panaudojimo laiko. Jisai
įgeria į save. Ne tai, kad buvo panardintas ir iškilo, buvo išimtas lauk, tai ne tas graikiškas žodis. Čia graikiškas žodis reiškia, kad tu buvai panardintas ir tu įgeri į save viską, kas yra tame skystyje, toje terpėje. Štai viena dvasia, o dvasia taip pat yra kaip tirpalas, kaip skystis. Mes esame krikštyti į tą kūną, tu patenkėjai šį kūną per gimimą ir tu įgeri į save viską. Visa tai, kas ten yra. Akivaizdu, ar žinote, kodėl toliau yra kalbama ir sakoma, nesvarbu, ar ten judėjai, žydai, pagonys, nes korintiečiams tai buvo aktualu, jie buvo pagonys. Ir jie galvoja, galbūt čia tik tai religija skirta yra tik tai žydams. Ne. Tai lygiai taip pat skirta ir jums, korintiečiai, jums lietuviai, jums baltarusai, jums rusai, jums bet kokios tautybės žmonės, kurie ne žydai, lygiai taip pat kaip ir žydams. O kas jeigu aš esu arabas, o kas jeigu aš arabas, tai ir tai nesvarbu, tas žmogus, tu turi sielą, todėl tu gali gimti šiame kūne. Todėl ar savo valia, ar ne savo valia, tu esi tinkamas atpirkimui ir tu gali gimti ir prašyti visiems buvo leista gerti iš vienos dvasios. Tai ir yra tokia prasmė, visiems leista permirkti tome, įsigerti tos dvasios, išmirkti joje. Baptizo štai kaip yra padaroma su tavimi ir ta dvasia tu pradedi įsigerti į tą kaip sūrimo tirpalą, tą kaip rauginimo. Ir kas tuomet įvyksta su agurku? Net seilės tekėti pradėjo. Aš esu mėgėjęs šito maisto tokio. Toj nurysiu seilę. Ir štai tas agurkas, jis ten panardintas 1 dieną, 2 dienas, 3, 4. Kas su juo įvyksta po 5 dienų? Grubiai tariant, po buvimo toje terpėje, tame kūne, tu jeigu jį ištrauki, jį vartojimui, tu žiūri, kad jis jau toks, netoks jau ryškiai žalias, jis toks jau šiek tiek toks kaip salotinės labiau spalvos, jo vidus šiek tiek pasikeitęs į dubės. Ir jeigu tu jo paragausi, tai bus lengvai sūrus agurkas. Jis jau raugintas, bet jis dar ne iki galo nepakankamai ilgai pabuvo tame skystyje. Jis dar jau nebėra tas šviežias agurkėlis. Ir jis ne šiaip bapto su juo buvo padaryta. Panardino ir ištraukė, buvo šaltas, į verdantį vandenį panardino, bapto padarė ir štai jisai sušilo šiek tiek. Ir viskas. Ne. Tas agurkas jau pabuvojo ten ir įgėrė į save kažką. Mums visiems buvo duota gerti iš vienos dvasios. Įsigerti tos vienos dvasios, pramirkti, permirkti tą pačią dvasią. Aleliuja. Todėl štai tas krikštas, apie kurį čia kalbama kūne, įėjimas į kūną, tai reiškia, tu įėjai į jį ir pasilieki jame. Štai ką mes esmė. Jei esame Jėzaus Kristaus kūne, mes gimėme jį, tai reiškia, kad mes nebus taip, kad šiandien gimėme, o rytoj išėjome iš jo. Vėl gimėme, po to vėl išėjome iš jo. Pabuvom, sekmadienis artėja, ateina laikas vėl gimti į kūną. Sekmadienį gimiai vėl į jį, o rytoj juk pirmadienis. Pusę pirmadienio laikaisi ir vėl išeini. Ne, tai neveikia tokiu būdu, suprantat. Tokiame procese, kai gimsti ir vėl išeini, gali praleisti paėmimą ir neatsidursi galiausiai kūne. Jeigu žmogus gimsta, jis iš tikrųjų gimsta kartu ir visiems laikams. Štai šis pirštas, jis daugiau nebus niekuo kitu. Šita plaštaka, jį bus šio kūno dalimi, šio kūrinio, kurį jūs matote čia, būtybės. Jeigu ši būtybė mirs, ta plaštaka mirs kartu su manimi, su mano kūnu. Todėl padėk mums, Viešpatie, mes norime ne šiaip, suprantate, krikšto esmė į kūną yra buvimas jame, kaip Jėzus, kai jisai toliau sako, Jono 15:4. Kaip dabar turėsiu gerti? Na, nieko tokio.
Jono 15:4 čia yra sakoma, pasilikite manyje, o aš jumise. Kaip šaka negali duoti vaisius iš savęs, jei ji nepasilieka vynmedyje. Taip ir jūs negalite, jei nepasiliekate manyje. Aš esu vynmedis, jūs esate šakos, kas pasilieka manyje ir aš jame, tas neša daug vaisius, nes be manęs nieko negalite padaryti. Amen. Vėlgi tai tas pats provaizdis, žmogus kaip medis, ar ne? Štai jį. Jėzus stovi ir sako, aš esu tas vynmedis. Ir sako, jeigu jūs auksite manyje, jeigu jūs pasiliksite, pasilikti reiškia įeiti ir neišeiti daugiau. Ar ne? Tuomet jūs galėsite atnešti vaisių, kitai žodžiais tariant, tuomet iš jūsų bus naudos. Tai ranka, ji gali atnešti naudą tik tada, jeigu ji yra pritvirtinta prie manęs. Ar ne? Jeigu ją atjungti nuo manęs, šalia padėti, ji nebegalės jokios naudos suteikti. Ar ne? Ji turi būti manyje, pasilikti manyje. Jeigu kažkas turėjote apendicitą, kurį pašalino, viskas jį pašalino, štai jis ten kažkur ant lentynėlės padėtas ar kažkur kažkiek laiko jis tardan tirties, kiek ten yra gyvų ląstelių, po dienos matysi, kad jau viskas. Jis tapo nenaudingas, vakar dar buvo naudingas, o dabar po dienos jį amputavo ir viskas, jis negali jokios naudos nešti, kitai žodžiais tariant. Kodėl apaštalas Paulius, aš dabar noriu sugrįžti į 12 skyrių, kodėl jisai sako, pradeda kalbėti iš pradžių apie dovanas, o po to sako, palaukit. Tam, kad dovanos veiktų, reikia būti kūne. Ar ne? Tam, kad nešti vaisių, reikia būti Jėzaus Kristaus dalimi. Jėzus Kristaus kūno dalimi. Jeigu tu vaikštai ir sakai, aš esu ranka, čia yra sakoma, yra ausis, akis, nosis, uoslė, kojos, galva, ten yra išvardinama korintiečiams, ar ne? Ir čia yra ranka. Ir jeigu tu sakai, aš ranka ir aš funkcionuosiu dabar kūne, tu turi pasilikti tame kūne, ar ne? Tu turi būti kūne. O tai yra kasdienis gyvenimas tavo. Kasdienis gyvenimas, ar ne? Padėk mums Viešpatie. Tai ne bažnytinis gyvenimas, tai labiau yra asmeninis, kasdienis gyvenimas, nes bažnyčioje neturime kasdieninių susirinkimų, ar ne? Mes turime kelis kartus į savaitę, plus dar ten jaunimo tarnavimai, brolių tarnavimai, ten dar kažkokie neeiliniai tarnavimai, būna kitokie planai ir renginiai. Bet visa tai yra tik tiek, kiek mūsų kūnas gali susirinkti. Jei galėtume rinktis kaip afrikiečiai, jie kai ateina į susirinkimą 5 ryto, jie ten ir gyventi gali toje bažnyčioje po palmėmis, nes ten bananai auga, mango ir visi kiti. Darbo nėra. Galima tiesiog būti tame visame. Bet mums reikia grįžti į darbą, į mokslą. Todėl, kiek fiziškai mes pajėgiame susirinkti, mes susirenkame. Bet visa tai nėra požymių buvimo kūne. Žinoma, tai nurodo į tai, nes rašte yra sakoma ir brolis Branhamas sako, jeigu Dievo meilė pripildo tavo širdį, tu lauksi, kol susirinks vietinis kūnas kartu. Nes tu tiesiog negalėsi sulaukti, ne tai, kad ieškoti priežasties, na, galbūt šiandien aš kažkaip gal ne. Aš manau, kad tie, kurie šiandien nesugebėjo čia būti dėl sveikatos problemų ar aplinkybių, aš manau, kad giliai širdyje jie juos traukia čia būti, jie nori čia būti, norėtų. Todėl čia yra tas pats principas buvimas tame vynmedyje. Negali būti, kad šiandien tu priskiepytas, o rytoj jau tu atkritęs, išėjęs. Jūs, kurie auginate medžius, vaismedžius, jūs mokate įskiepyti. Aš žinau, kad čia yra tie žmonės, kurie turite sodus, vaismedžius. O kas, jeigu jūs paimsite kokią nors šakelę ir ją įskiepysite, šiandien įskiepijote, tarkim ją. Sakote, ne, kažkas čia ne taip, reikia ją atskiepyti, atjungti. Ji pagulėjo. Ne, visgi reikia ją priskiepyti atgal, įskiepyti. Įskiepkime ją į kitą vietą. Su tokiu žaidimu jūs tiesiog
padarysite taip, kad jis sudžius. Todėl tas kaišiojimas ir ten, ir kitur tai nesuveiks. Reikia tiesiog gimti kaip šakelė to medžio, to kūno ir tada tu išlieki, pasilieki. Net jeigu esi įskiepytas, nes mes žinome, kad pagonių šaka yra įskiepyta, anot Senojo testamento buvo įskiepyta prie to vynmedžio, bet Kristus ne taip, kad įskiepijo ir išlupo lauk, jis ją įskiepijo ir jinai pasilieka jame, ar ne? Jie jau tapo kaip tikra šaka, tu prieini prie to medžio ir kartais galvoji, o kaip taip, čia vieni obuoliai auga, obuolius irgi skiepija, ar ne? Čia ant vienos šakos vieni obuoliai, ant kitos kitokie, o tu po to prieini, pažiūri prie tos šakos, ten palėtė, atrodo net nematai, kad klijais, momentiniais klijais priklijuoti būtų. Ne, jau auga, jau pasilieka, būna tame vaismedyje. Todėl mums reikia būti tame medyje. Todėl čia yra ir sakoma, mes geriame iš vienos ir tas pačios dvasios. Kitai žodžiais tariant, mes esame įsigėrę, geriame iš to pačio šaltinio. Ar ne? Mums yra duota gerti vienos dvasios. Kitai žodžiais tariant, mes maitinamės iš ten, mes semiamės energijos iš ten, sultis, gyvybės, syvus gyvybę. Аллилуйя. O kas visą tai daro? Kas pagimdo iš šį kūną? Kas užkrauna energiją, tuos kūno narius? Kas paskirsto funkcijas? Kas sprendimus priima? Kad tu, arba kad tu būsi pirštas, rankos arba kojos, ar tu būsi kad ausis, ar akis, kokia kūno dalim tu bebūtum Jėzaus Kristaus akyse. Kas visą tai sprendžia? Kas viską pagimdo? Pagal raštą mes čia skaitome, jeigu sugrįšime į 6 eilutę. Ir pažiūrėkite, kaip čia yra parašyta. Šiame skyriuje pastoviai apaštalas Paulius yra labai įdomus mokytojas. Jis pabrėžia vis tos pačius dalykus. Praeina 3 eilutės, jis pabrėžia kažką, po 3 eilučių dar kažką pabrėžia. Ar pastebėjote, kai skaitėte? Jis nori tiesiog, kad gerai tai įsisąmonintume, kad tiesiai mums į širdį tai įeitų. Ir yra pasakyta, ir yra veikimų įvairovės, bet yra tas pats Dievas, kuris visą atlieka visuose. Mes skaitėme, kad yra skirtingi tarnavimai, veiksmai, dovanos, bet kas visą tai daro? Ar tu pats gali tai daryti? Mes patys čia matome, kad pagal tai, kas čia pasakyta Pauliaus, Dievas visą tai atlieka ir daro. Аллилуйя. Jis tai daro. Žodis Это греческое слово, извините, опять за еще одно греческое, но оно очень нам знакомо. Это слово «энергео». Energija, kuris visą atlieka. Atlieka žodis energijo žodis. Iš kieno energija eina visame tame? Išeina. Iš Dievo jį išeina. Visą tai Dievas atlieka. Mes esame tik kūno nariai, bet energija kūne yra pats Dievas. Energija. Ta elektra, ta srovė, tėkmė, tomis sultimis vynmedžio, kas yra? Kas visą tai daro? Kas yra varomoji jėga, kas galvoja, kas paskirsto, kas gimdo iš šį kūną? Jis pagimdo iš šį kūną. Aleliuja. Dar viena eilutė 11. Už poros eilučių jis sako, bet visus šituos atlieka ta viena ir ta pati dvasia, dalindama kiekvienam atskirai, kaip ji nori. Štai čia ir matome tą paslaptingą Jėzaus Kristaus kūną. Dievo dvasia juda, veikia. Dievo dvasia yra ta energija ir ji su kiekvienu individualiai turi reikalą, padalina kiekvienam atskirai, taip kaip ji nori. Kas nori to? Dievas to nori. Kas paleidžia tą energiją? Jis ją paleidžia. Kas pagimdo į kūną? Jis pagimdo į kūną. Matote, be jo mes tiesiog
зрители, мы esame žiūrovai. просто знаем это. Tiesiog žinom visą tai, bet jeigu esame to dalyviai, tai reiškia, kad Dievas iš savo malonės panorėjo mus padaryti veiksnius. Tai yra didelė jo malonė, tai yra didelė jo meilė. Ir visą tai atlieka viena ir ta pati dvasia. 18 eilutė, dar po 7 eilučių. Bet dabar Dievas sudėjo narius kiekvieną iš jų kūne, kaip panorėjo. Matote, visas skyrių apaštalas Paulius sako, Dievas nori, Dievas paskiria, Dievas prijungia, Dievas pagimdo, Dievas įkvepia, Dievas užkrauna, Dievas paskirsto, Dievas suderina. Kas visą tai daro? Jis. Šlovė mūsų viešpačiui. O jeigu jis tai daro, tai reiškia, kad mes turime nuostabią garantiją, kad jis padarys taip, kaip reikia. Savimi mes negalime tai pasitikėti. Kokie specialistai mes bebūtume, kokios nors srities, kaip mes bemokėtume paskirstyti dalykus, netgi bažnyčio galime pasakyti, na šitas žmogus taip, jis labai moka, jis dirba su žmonėmis ir jis moka paskirstyti dalykus draugai. Netgi jeigu taip ir būtų, tam žmogui teks mirti savo tam sugebėjimui, tapti tuščiu, tam, kad jis nedirbtų kaip kadrų padalinyje, kuris turės paskirstyti rolės ir pareigas. Jis turi numirti tam, kad per jį vynmedžio sultis galėtų syvai tekėti Dievo, nes visą tai nori ir darys ir daro tik Dievas. Kitaip tai ne jo kūnas, ar ne? Jeigu kažkas pats ten bando reguliuoti, skirstyti, Dievo tai nedomina. Jeigu dabar jums pasakytų, na, kaip tu taip ranką dabar, kaip tu taip čia ranką taip maigai sutraukė, žinot, kai aš rašau, nežinau, kaip jums vėl parodyti, vėl man tą tušinuką reikia panaudoti. Aš nuo pat vaikystės kažkaip neteisingai laikau tą tušinuką. Kažkaip stačiai, jeigu yra čia mokytojai, jūs pamatytumėte, kad ne kažkaip stačiai ar kažkaip. Ir aš rašau, aš pavargstu, jeigu aš, tarkim, tai būčiau neteisingai išmokęs rašyti. Bet jeigu dabar kažkas paims ir sakys už rankos, sakys, turim tokią technologiją, aš čia dabar prisijungsiu, tavo laidelį prijungsiu prie rankos ir aš padarysiu, kad tavo ranka teisingai laikytų tušinuką ir tu rašytum automatiškai. Geriau man jau kreivai rašyti, bet savitai, kaip aš gimiau šiame kūne, kaip aš pats išmokau, ne kad kažkas mane perdarinėtų. Todėl, jeigu mes sakome, kad jeigu kažkas norės dirbtiniu būdu įsimaišyti į šį kūną, įsiterpti, Dievas nepakęs jokio dirbtinio įsimaišymo į jo kūną, Dievas nėra neįgalusis, Dievas nėra tas, kuriam reikia, žinote, mes dar kažkaip tai, jeigu, pavyzdžiui, mes kaip žmogus, pavyzdžiui, jeigu mūsų ranka nefunkcionuoja arba koja, mes sutiksime įsėsti kažkokį aparatą, dviratį ar kažką, kad kažkas būtų varomąja jėga mūsų kojai, nes mes gal patys negalim judinti, tai reabilitacijos dalis kartais būna, matote, kai žmonės vaikšto su rankos protezu. Kodėl? Todėl, kad jie yra priversti tai daryti. Neturi kito pasirinkimo, bet ar galite įsivaizduoti Dievą vaikštantį štai tokiu būdu? Dievas pilnavertis yra. Todėl jis nenori jokio žmogiško įsimaišymo, įsiterpimo į tai. Todėl saugok mus Viešpatie nuo to. Ir kai čia yra sakoma, jeigu galima tą slaidą įjunkime, ta rašto vieta tapo man aiškesnė, kai aš pradėjau ją nagrinėti, nes čia yra sakoma, yra skirtingos dovanos, atskirimai tarnavimų, veikimų įvairovė. Ir po to, po kelių eilučių, apaštalas Paulius sugrįžta prie to pačio žodžio. Graikų kalboje tai vienas ir tas pats žodis. Ir jis sako, bet sako visą tai, dovanos, tarnavimai, veiksmai. Visą tai atlieka viena ir ta pati dvasia, padalindama kiekvienam atskirai, kaip jį nori. Ne šiaip pasakyti, yra įvairus asortimentas dovanų, rinkis kokią nori. Ne. Ir pats Dievas paskirsto. Ar ne? Jis panorėjo, jis paskyrė, jis tave tokius sutvėrė, jis tave sutvėrė dar prieš kartų kartas, suplanavo, kad tavyje veiktų tie dalykai tokiu būdu ir žino, kad tau tiks būtent tas dalykas tik tai.
Todėl aš tada noriu žinoti, kągi man atskiriai parašyta, ką man atskirai paskyrė dvasia. Aš noriu žinoti, ko jis nori mano gyvenimui. Tai ne tai, kad aš dabar žiūriu į veidrodį ir sakau, na, geras iš manęs gautųsi štai tas ir tas. Tai yra dirbtinis įsimaišymas. Čia turi būti šventoji dvasia, kuri paskirstys, padalins, nes visą tai atlieka ta energija, ta šventoji dvasia, ta pati, kuri paskirsto kiekvienam, padalina, kitais žodžiais tariant. Vienam tą paskyrė, kitam tą paskyrė, kitam tą paskyrė. Tu gali pasakyti, aš turiu dovaną. Gerai, visą tai nuostabu. Aš esu pasiruošęs tarnauti. Viskas nuostabu, bet tu turi gimti į tą kūną tam, kad ta energija tave užkrautų, ta teisinga energija, ne kito kūno nario energija, bet šventosios dvasios energija. Nes aš galiu priklijuoti čia ir pasakyti, aš turiu 5 pirštus, bet žiūrėkit, faktiškai sakoma, kad Galijotas 6 pirštus turėjo. Aš galbūt savo priklijuosiu, kaip nors čia sakysiu. Va, žiūrėkit. Matot, neilgai tas pirštas laikysis. Kaip priklijuotas buvo, taip ir atsiklijuos. Jis turi gimti. Aš geriau sužinosiu tikrą paskirtį tų dalykų, kurie jau yra gimę, vietoj to, kad bandysiu priklijuoti savo kažką išorinio. Padėk mums Viešpatie, visą tai šventoji dvasia turi atlikti individualiai mūsų gyvenime asmeniškai. Štai koks turi būti mūsų pokalbis su Dievu ir priklausomybė nuo jo. Viešpatie, ko tu nori iš manęs, ar ne? Tu juk paskirstai kiekvienam. Ir jūs suprantate, kad nėra nei vieno, kuris būtų nuskriaustas. Žinot, kaip rašte yra sakoma, kad Dievas yra teisingas, teisus. Mes, žinot, būname tokie kaip tėvai, žinot, kažką dalinom, tortą dalinom, saldainius dalinom, dovanėlės dalinom ir galų gale stengiasi padaryti kaip geriausiai ir galiausiai kažkas apsiverkė. Oi, man nedavė, mane nuskriaudė iki galo, man kažko nedavė. Ar mažiau davė. Ar ne? Iš žmogiškos pusės mes tokie esam mūsų, kai mes skirtingai dalinam dalykus kitiems. Bet pas Dievą tai yra tobulai, jis negali tau iki galo neduoti kažko. Jeigu jis tave jau sutvėrė, jis jau sutvėrė tave. Jis turi kažką tau paskyręs ir tu priklausai nuo tos dvasios, kuri siūs tau tą energiją, kad jinai veiktų tavyje. Amen. Aleliuja. Jūs galite pasakyti, mes vakar, žinot, šeimoje sėdėjom ir nagrinėjome, pasakysiu jums atvirai, negaliu viso to aiškiai suprasti, bet vaikai uždavė tokį labai klausimą apie Mozę, tokį platų klausimą apie Mozę. Žinote, rašte yra sakoma, kad kai Dievo dvasia pradėjo jam tiekti energiją prie ugnies stulpo, krūmo to degančio, juk tai buvo energija, ta ugnis, ar ne? Jis susitiko su energija, kuri negalėjo sudeginti krūmo. Štai kodėl, apie ką mes skaitome, kur vaikai. Jūs ten. Atrodo, tai į temą buvo tas klausimas. Ir tinka, Mozė susitiko su energija ir ta energija sako, aš tave prijungsiu, aš tave siūsiu, tu būsi Egipto išlaisvintojas. Ir prisimenat, ir viskas atėjo ta prisijungimo diena, skaitliukas pradėjo suktis. Kai yra pajungama elektra ten ir skaitliukas yra pastatomas nuo šios dienos, skaitliuką aktyvuoju, prijungiu tave prie energijos ir Mozė sako, mane? Juk aš ir tą turiu, nieko su to susitvarkysim, aš ir tą turiu, susitvarkysim su tuo, bet ir pas mane dar tas ir tas. Negali būti, kad aš esu pašauktas tam, gali būti. Juk aš ir mes vakar kalbėjome, rašte yra sakoma, kad jis buvo, jo kalba buvo netobula, ar kažkaip įstrigo. Tas žodis, mūsų šiuolaikinė kalboje tai gali būti tas, kuris užstringa kalbėdamas kaip yra, arba kalbos defektą gali turėti. Negali ištarti žodžių, arba jis lėtai kalba. Rašte tiksliai nenurodyta, mes vakar sėdėjome ir galvojame, tai yra klausimas, jeigu kas nors žinote, patarkite man, ar jis toks gimė, ar jis toks tapo. Gal jis tokiu tampa, nes kai kurie žmonės tampa tokiais, kad jie turi tą defektą kalbos savo gyvenime.
Mes galvojame, o kaip jis tada galėjo būti karvedžiu ir užkariauti Etiopiją, kaip jis, atrodo, kaip, bandėme suprasti, matydami jo gyvenimą pirmųjų 40 metų, kodėl Aronas jį vertė jo kalbą. Įdomu visą tai, ar ne? Nes matoma, kad brolis jį gerai galėjo suprasti, jo kraujo brolis, galbūt jis neaiškiai tai ištardavo, bet ar tas kraujo brolis jo ilgai pragyveno užtektinai ir galėjo jį išversti, suprasti. Visi šitie tokie momentai, paslaptis, aš, žinote, ne tai, kad dabar jūs turėtumėte Talmudas ištraukti tas rytinius ir ieškoti atsakymo, bet aš noriu pasakyti, kad fiziškai Mozė atrodė fiziškai nepajėgus ir netinkamas tam darbui. Ar galite įsivaizduoti 10 įstatymų? Jis išėjo ir paskelbė tos 10 įsakymų, kuris nemokėjo normaliai kalbėti, tarti. Aš dabar nedramatizuosiu, nes aš nežinau, kaip tai turėjo būti, ar jisai neištardavo, ar jisai užstrigdavo, ar reikėdavo ilgai laukti, kol jisai sakinį sudėlios. Aš nežinau, kaip tai buvo. Vienoje citatoje mes atradome vakar, ką brolis Branhamas sako, jis sako, jisai užstrigdavo kalbėdamas ir buvo lėtos kalbos. Jam buvo labai sunku išsakyti, jis galbūt turėjo kažkokį tokį negebėjimą išsakyti greitai dalykus, žodžius. Ar galite įsivaizduoti, Dievas pasirinka štai tokį žmogų? Tai geriau pasirink oratorių. Žodžiai tiesiog kaip iš kulkosvaidžio lėsis. O tas žmogus parašė 5 knygą. Šis žmogus valdė 2 milijonų dydžio tautą. Su šiuo žmogumi Dievas ant kalno kalbėjo. Kad jis eitų ir perduotų ten kai nemokėdamas kažko išsakyti, ir netgi vertėjas stovėjo šalia ir vertė, o juk tai buvo Dievo žodis, nuo kurio visa tauta priklausė. Ar galite įsivaizduoti situaciją? Klausyk, Dieve, kodėl tu Arono neišsirinkai jį? Aronas juk tinkamas buvo, jis dar ir vyresnis brolis buvo. Mozė, jeigu ką ten patars. Ar galite suprasti, kad nei Mozė, nei Aronas rinkosi pats Dievas? Todėl jis padalina ir paskirsto kiekvienam atskirai taip, kaip jis nori, o ne kaip mes norime ir kaip mums atrodo. Atsimenat, kai buvo pasirinkimas, Samuelis atėjo į Jesės namus. Jie visi iš pirmo žvilgsnio atrodė nuo pat vyriausio kaip tinkamis, tikri karaliai. Tiesiog išlietas karalius, karvedys. Jisai jau tarnauja Sauliui, jisai jau medalius galbūt nešiojo. Ne jis. O kaip ne jis? Na, reiškia, sekantis pagal. Ir visus iš eilės. 7. Kur jisai? Kur tik avių kalba moka šnekėti, kur tas? Ir sėdė jis ten kažkur ten gieda savo kažką su arfa. Kvieskite jį, štai jis. O kodėl jis? O todėl, kad Dievas tai panorėjo. Ir po to broliai, jeigu skaitote Senąjį testamentą, broliai sužaidė savo rolę taip pat. Atliko savo rolę. Jo pusbroliai arba jo kraujo broliai, jie tarnavo ir jie padėjo, jie būdavo kare, jie turėjo savo saiką viso to. Bet štai šį jis pasirinko taip, kaip jis norėjo. Nepriklausomai nuo jo fizinių sugebėjimų ar negebėjimų fizinių jo tai roliai. Ar ne? Ačiū tau, Viešpatie. Аллилуйя. Viską, ką mes čia dabar skaitome, mes suprantame, kad visą tai daro Dievas. Ir kiekvienas individualiai yra prie to prijungtas. Individualiai kiekviena mano kūno ląstelė yra kažkokiu būdu sujungta su mano protu, ar ne? Aš nežinau, kaip tai. Pabandyk paaiškinti visą tai, visas tas neuroninės jungtis. Smegenis siunčia signalą ir viskas. Aš mirktelėjau. Smegenis siuntė signalą ir aš pamojavau ranką. Dar kartą pamojavau. Galbūt ir nereikėjo antrą kartą, bet jis siuntė signalą. Suprantat? Siunčia signalą, koja juda. Smegenys siunčia signalą, skrandis virškina. Jis siunčia signalą, tu gali matyti.
tu užmerki akis ir nieko nematai. Пока мозг не даст Ir сигнал, kol smegenys nesiūs signalo, tu negalėsi atmerkti tų akių. правда? Ar ne? Это все, это он. Visą Всё tai производит jis Господь, daro. это Дух Viešpats, Божий. dvasia, Dievas, tai jis tai daro. Jis yra ta energija vidinė Поэтому mūsų мы viduje. все, Todėl mes visi, jeigu paimsime tą mistinį, paslaptingą kūną Jėzaus Kristaus, čia yra susirinkęs vietinis kūnas. но оно не все тело. Bet jis nėra visas kūnas, ar ne? Это такой Čia tik небольшая tai группа, maža небольшая grupelė, точечка, небольшая mažas taškelis, кусочек клеток, я не ląstelių знаю, sambūris, в этом теле. narys mažas galbūt kūne viso. Vietiniam kūne taip pat yra atskiri nariai, kurie simbolizuoja ranką, akis, galvą, kojas ir taip toliau, kiekviename vietinėme kūne. Bet visą tai paskirsto pats Dievas, bet prijungti bet kuriuo atveju ar visuotinėme kūne, Валю вот в этом ar теле здесь. čia šiame nedidelėme kūne. Atleiskite, suveikė kažkas čia pas mane. То ли Ar в мировом теле, Ar pasaulinio masto kūne, kuris visoje planetoje, ar šiame mažame, kuris čia susirinko. все равно Vis tiek мы каждый mes должен kiekvienas privalome būti pajungtas individualiai в голове, prie galvos, к mozgu. prie smegenų. Ar ne? Один пример, который вам прочитаю. Vieną pavyzdį noriu perskaityti iš pamokslo užvaldant viską. Mane labai palaimina. Brolis Brankamas pasakoja, sako, brolis Kreisas, vienas iš mūsų brolių visai neseniai, velnės užpuolė jį Водопропускную трубу ir įsirėžė į vandentikio vamzdį полностью не отрезал, ir не понимаю, jam beveik visai čiut nenupjovė, nežinau kaip jis gyvas pasiliko po tos avarijos ir jis gulėjo ten ligoninėje ir sakė, говорит, что из ir Нью-Олбани buvo pasakyta, kad iš New Albanio приехал один atvažiavo vienas brolis pavardę брат, сказал, брат Крейс, Mitkefas ir jis pasakė, broli Kreisai, aš nesu vertas ateiti ir pasimelsti už tave, bet viešpas tiesiog įdėjo man tai iš širdį, taip kad aš nieko negalėjau su to padaryti. просто подошел, Tiesiog prieėjau, встал на колени, atsistojau ant kelių, pasakiau trumpą maldą ir išėjau. и Бог тут Ir же Dievas исцелил ten брата. pat vietoj išgydo brolio Kreisą. Это дар Ar matote, tai yra исцеления. išgydymo dovana Kristaus kūne, suprantate, vienas narys skirtas kitam. Слава нашему Господу. Šlovė mūsų viešpačiui. И брат Брахам ободряет, Ir brolis Brankamas padrasina mus, jis sako, negalvokite, что из-за того, что вы простой kad dėl to, kad paprastas lankantysis bažnyčia, kartais kas save taip jaučiatės, kad aš esu tiesiog lankantysis bažnyčia, paprastas eilinis, galiu aš irgi pakelti ranką, aš paprastas žmogus, kuris lankausi, esu dalis šios grupės lankytojas, я просто прихожу. aš tiesiog paprastas lankantysis bažnyčia. Он говорит, не думайте, что Sako, negalvokite, kad dėl to, kad jūs esate paprastas lankantysis bažnyčia, jūs esate lygiai toks pats svarbus narys, kaip ir bet kuris kitas. мой палец настолько Mano же мой, pirštas как и yra это lygiai toks pats mano, kaip ir visa mano ranka, arba ši ausis yra mano. Tai yra tiesiog kūno narys, о чем мы и говорим. apie ką mes ir kalbėjome, apie kūno narius. Если один член Jeigu страдает, vienas то с ним narys страдают kenčia, все su juo члены. kenčia visi nariai. Единство. Vienybė. Какое благословенное Kokia единство. palaiminta vienybė. Аллилуйя. Aleliuja. Единство в том, какая Vienybė энергия tame, сейчас протекает. kokia energija dabar teka per tą kūną. Потому что если страдает Nes один, jeigu kenčia vienas, то другие страдают, visi не просто kiti страдают, они kenčia kartu, сострадают, jie bendrai но они еще užjaučia и замещают. ir taip pat pavaduoja. Как у нас сегодня, правда? Kaip šiandien pas mus Есть buvo. те, которые они Yra не смогли. kūne žmonės, Они могли бы служить jie negalėjo сегодня, būti, не jie смогли. galėjo tarnauti, bet Кто-то nepavyko имеет jiems, bet tačiau yra сострадание, kažkas, kas turi užuojautą Не просто говорит, ну, я ir за ne тебя šiaip помогу. sako, na, Я aš už еще tave за тебя pasimelsiu, что-то aš už сделаю. tave kažką ir padarysiu netgi. Правда? Ar ne? Слава тебе, Господь. Šlovė to viešpatė. Почему? Потому что Kodėl? это, Todėl, это kad организм, visa tai yra правда? organizmas. Мы говорили в прошлый раз, Mes если- kalbėjome praėjusią если kartą, эта jeigu рука занята, ši она ranka yra сейчас užimta, занята, jeigu kažko užsiemusi yra она не хочет это ir jeigu ji выровнять nenori руку, ну, išmesti to, тогда, tuomet, знаете, žinote, левая рука будет что-то делать. kairė ranka kažką darys, pavaduos dešinėje ranką. Потому что Nes в мозге есть какая-то smegenyse yra функция, kažkokia funkcija, чем сейчас это kuo заменить. dabar galima pakeisti. Правда? А что если у меня будет две O руки kas, jeigu заняты? abi mano rankos bus užimtos ir aš laikysiu šį daiktą ir kitą daiktą, na, Остается, lieka, ну, ноги остаются. kojos lieka. Ну, голова. Вы иногда заходите в комнату и Ar jūs головой kartais įeinate į kambarį ir galva jungiate šviesą, ar jums teko taip įjungti kada nors jungiklį? O kodėl? Todėl, kad jūsų rankos buvo užimtos, Правда? ar ne?
O jeigu ranka dabar dėl to, kad jūs nešate, žinote, kažkokį stiklinį daiktą ir jums reikia jungti šviesą ir įprastai jūs įjungiate šviesą savo pirminę ranką, jeigu jūs kairė rankis, tai kairė, jeigu dešinė rankis, dešinė. Ar turime kairę rankį čia? Jūs kairę ar dešinę jungiate šviesą? Nes tai yra pirminė ranka jūsų tokia. O kas, jeigu ta kairė ranka, jūs įeinate ir jis sakytų dabar, ne, aš turėsiu jungti šviesą, ne tu. Aš dabar jungsiu ir jį dabar pradeda, žinot, kažką ten. Palauk, tu toj viską išmesi. Ji pradėtų priešintis tam, ką smegenys sako. O smegenys sako, reikia dabar kakta įjungti šviesą. Kakta pakeis, jis negali taip įjungti, kaip aš galiu. Mes neturime tokių dalykų kūne. Tai yra apsėdimas, jeigu kitas kūno narys pradeda kažką daryti, jei smegenų signalas nebuvo siūstas tam veiksmui, kita dvasia, ten yra kita energija, kuri skatina tą veiksmą. Mūsų kūne nebūna taip. Todėl smegenyse yra kažkas, kad jis siunčia signalą tam, kuris turi tai dabar išpildyti. Aleliuja. Padėk mums Viešpatie. Mes dabar pereisime prie kitos rašto vietos, 24 eilutė, nes mūsų mažiau svarbios dalis. Tai yra vidiniai organai, kuriuos mes išoriniai, kuriuos lengvai galim parodyti, kitus mes pridengiame. Bet čia sako, nes mūsų patraukliems narėms nieko nereikia, bet... 24 стихе говорится, Бог соразмерил тело. Dievas sumaišė kūną kartu, davęs gausiau garbės tam nariui, kuriam trūksta. Kitai žodžiais tariant, Dievas sukūrė tai taip idealiai, kad pas jį viskas yra suderinta vienodai. Jėzaus Kristaus kūne pas jį viskas tiksliai suderinta, viskas sureguliuota visuotinėme kūne taip pat yra, ar ne? Ką reiškia tas žodis? Tai reiškia, kad jis viskas sudėliojo taip santykėje su dydžiu, svoriu, atsižvelgdamas į tai. Tai pavyzdžiui, kaip jūs, kai savo butą bandote įrengti, apstatyti, man turbūt būtų sunku tai padaryti, aš neturiu tokio dizaineriško žvilgsnio, bet yra žmonės, kurie tiesiog užeina į tą patalpą ir sako, ho, čia dabar bus tai, čia tai, čia tai, čia tai. O čia vat netinka, čia turi perstatyti, va taip, ir jie taip padaro ir tu tiesiog, wow, sakai, visai kaip kita vieta, tiesiog idealiai viskas. Čia taip ir turėjo tai būti. O kas vyksta to žmogaus galvoje, kuris viską paskirsto, suderina? Jis suskirsto, jis pamatuoja lentyną, spintą taip, kad tu galėtum atidaryti duris šalia, jeigu stovės durų. Tu gali pasakyti ne. Gali pastatyti tai baldą, kad durų negalėsi atidaryti. Kokia tada bus prasmė? Turi viską išmatuoti, paskirstyti. Mūsų namuose komoda stovi. Ir atrodo, šiek tiek norėtųsi pastumti, nes radiatorius tūkso ir po to pastumėm kažkiek ir durų nebegalim atidaryti. Reiškia, reikia pamatuoti, reiškia, į kitą pusę galbūt reikia. Bet bent gerai, kad langą galėjome atidaryti. Langą atidaryti gal net svarbiau kartais. Bet, žinot, jeigu namuose su šildymu, kaip čia pasakyti, net nelabai šilta namuose, mes stengiamės radiatoriaus neužstatyti sofą, pavyzdžiui, arba ten spinta kokia, nes šiluma blogai sklis, jeigu uždengsime. Arba atvirkščiai, jeigu tas radiatorius ten kaip vertė verda, turi sofą užstatyti ir dabar bus gerai. Jeigu jūsų lempa dega, šviečia, ji turi šviesti ten, kur jums reikalingas apšvietimas. Jeigu dabar viską išjungsite čia ir gale
ties pultų tik tai šviesa, o virš manęs nešvies. Taigi man jos reikia čia, man reikia šviesos čia. Ji turi skleisti šviesą virš manęs šioje vietoje. Neseniai mes kėdę vaiko ieškojame kėdės, kad galėtų prie stalo vaikas sėdėti ir pamokas daryti, ieškojame. Atvažiavau, o tos kėdės rankenėlės nusuktos. Susukau, kodėl rankenėlės nusukote? Todėl, kad jeigu neatsuksi jų, tai kėdės nepakiši po stalu ir tada bus sunku pamokas daryti. Viską reikia pamatuoti, aukštį paskaičiuoti. Mes, žinote, čia tokie bandome žmonės, yra daug už mus gabesni, kiti yra mažiau, kiti labiau gabesni, bet ar suprantate, kad pas Dievą viskas suderinta, išmatuota? Ikėjos net nesulyginsi su tuo, kaip pas Dievą viskas tai yra suderinta. Ikėjoje ir taip ten būna atliekamų varžtelių, atlieka, ar kažko tau neduoda iki galo, pamiršo įdėti kažko į komplektą, kažkas ten įtrūko, bet Dievas numatė viską prieš pasaulio sutvėrimą. Visus šios dalykus, šlovė mūsų Viešpačiui, ant kiek visą tai yra tobula. Todėl mes net kaip baldus statome, mes viską išmatuojame, suderiname, paskirstome, yra viryklė, virš jos turi būti gartraukis, nes kitai bus riebaluose, garuose. Reikia suplanuoti, kad būtų gartraukis, kuris ištrauktų visą tai. Jeigu jūs virtuvę rengite, jūs sienas, norite, kad būtų sienos plytelėmis padengtas, kad paviršius būtų lengvai plaunamas, nes jeigu pas jūs ten papiriniai tapetai, porą kartų riebalų užtiekšite, po to turėsite perklijuoti tuos tapetus, turite iš anksto numatyti, suplanuoti, o pas Dievą viskas jau yra atlikta. Jis visą tai žino ir mes dėkingi esame Dievui už tai. Ir aš geriau pasakysiu taip: Dieve, tebūnie taip, kaip tu nori, ar ne? Kaip tu paskirstysi, kaip tu išmatavai ir suderinai tuos narius kūne. Ir visą tai žinoma, jūs galite pasakyti taip, tai veikia tik individualiu būdu. Dievas man pasakė, tai ir aš tai darau. Dievas man pasako ir aš darau. Žinoma, Dievas tau turi viską pasakyti, ką tu turi daryti. Jėzus pasakė, aš nedarau nieko, kol tėvas neparodys man. Tėvas. Ar ne? Ir tokiu atveju labai daug yra rašte. Dvasia siuntė Pilypą, jis su nieku nesikonsultavo, jis pasiuntė jį ir jis išėjo. Kažkas bandė jį atkalbėti, juk čia vyksta prabudimas Samarijoje, kur tu, Pilypai, varai? Aš nežinau kur. Man į kelią reikia leistis ten. Šventoji dvasia man pasakė. Šventoji dvasia siuntė Ananiją už Saulų pasimelsti. Aš bandžiau įsivaizduoti vakar tą paveikslą. Įsivaizduokite, žmogus, kuris kaip atstumtas, kuris žudė visus krikščionius, Saulius, tai buvo viskas, tai baisiausias vardas buvo. Eina Saulius, visi iškart slėptis pradėjo, emigravo, pasislėpė kažkur. Ir štai šventoji dvasia sako, Ananijau, eik, ten Saulius laukia tokioje gatvėje tavęs ir tu uždėsi ant jo rankas ir jis praregės. Ar galite įsivaizduoti, kokia kova vyko to žmogaus viduje? Niekur aš neisiu. Už Saulių? Ne, tikrai Viešpatie. Jis galėjo pasielgti kaip Jona, bet jis nepasielgė kaip Jona. Jis ėjo šventosios dvasios vedimą sekdamas, nuėjo pasimeldė ir, kaip jūs galvojate, Saulius praregėjo ir gavo šventąją dvasią. Bet dar, ar galite įsivaizduoti, kokiu turėjo Dievas sutverti Ananiją, kad jis būtų labai nuolankus? Jis nenorėjo eiti, oi, ne. Ten nebuvo jokio pamokslo, kurį turėjo pasakyti Ananijas. Jis turėjo tik uždėti rankas ir jis gavo šventą dvasią ir išgydymą. Dievas turėjo Ananiją sutverti tokiu nuolankiu, kad amžių laikotarpyje, kad tas žmogus po to nevaikščiotų ir nesakytų. Ar galite įsivaizduoti, ką aš padariau? Ar buvot Pauliaus tarnavimuose? Aha. O per ką jis gavo šventą dvasią?
книгу выпущу. Aš toj knygą У išleisiu. меня по Ютубе будет свой канал. YouTube'e kanalą turėsiu. Ar žinote apskritai? Jūs einate į Pauliaus tarnavimus. Представляете, Богу надо было Įsivaizduokit, скромного Dievas kaip turėjo kuklų kokį tą žmogų, kuklų sukurti. который Nuolankų. один раз упоминается в Писании, Vieną больше kartą jį не paminėjo упоминается. rašte, o daugiau nieko apie jį nėra. Sakoma, niekur istorijoje neparašyta, kad Ananijas buvo didis, per kurį Paulius gavo šventąją dvasią. Он был очередным Jis членом buvo церкви. eilinis kūno narys. Вполне возможно, простой прихожанин. Galimai buvo paprastasis lankantysis bažnyčia, joks ne pamokslininkas, ne pastorius, net ne evangelistas, gal net ne diakonas, tiesiog Ananijus. Положил руки на Jis Павла, uždėjo и rankas ant Павел Pauliaus ir стал Paulius значительным членом. tapo reikšmingu nariu. Аллилуйя. Aleliuja. Бог дал Стефану проповедь. Dievas Stepanui davė pamokslą. Atsimenat, neseniai kalbėjome apie tai. Ir jis fariziejų akivaizdoje pamokslavo apie tokius dalykus. Žmogiškai buvo galima pasakyti, būk protingas, vyrukė, ten stovi tokie žmonės, patylėk, dar bent 5 metus dar pragyvensi ateityje. Нет, надо было сказать. Ne, reikėjo pasakyti būtent jūs, kita širdžiai, jūs tokie ir tokie. Ir akmenys pradėjo skristi į ją pusę. И могли собраться просто христиане. Ir krikščionys galėjo susirinkti ir tiesiog pasakyti, žinot, Зря в Писании говорится, veltui rašte yra sakoma, kad в 6 главе, что 6 skyriuje, kad наши диаконы наполнены Духом mūsų Божьим. diakonai buvo pripildyti išminties dvasia. Да? Вы знаете, Ar что ne? тут написано? Ar žinote, kad taip yra parašyta? Где-то. 6 глава. 6 skyrius. Ну, братья, подыщите Todėl, среди broliai, себя suraskite семь savo человек tarpe 7 полных Святого Духа и teisius мудрости, žmonės, pilnus которые šventosios могут dvasios нам ir išminties, дать kuriuos эти galėtume mes paskirti И šitam что reikalui. Стефан мудро поступил? Ir ar ką Stepanas ar išmintingai pasielgė? Какой был хороший диакон? Jis toks geras diakonas buvo, bet pasiliko tik 6 iš И вот 7. надо же ему рот Ir раскрыть. ar reikėjo jam burną И atverti? вот такое древнее Ir проповедование. 2 skyrius pamokslauti. Друзья, это может Draugai, по-человечески. žmogiškai gali taip atrodyti, bet Dievas turėjo tikslą. Prisimenat, Paulius ten stovėjo, Saulius ten stovėjo. Это была проповедь Tai для него, tas это pamokslas buvo мощнейший skirtas jam, человек. tai Он yra должен был не только galingiausias проповедовать, išgyvenimas. Jis он turėjo ne tik должен pamokslauti, уметь bet jis его turėjo ir проповедовать. mirti jo akise. Чтобы это так Tam, застряло kad tai в Павле. taip įstriktų Pauliuje, tas Это всё įvykis, план Божий. tai Dievo planas, Правда? ar ne? Если Бог вдохновляет, Jeigu слава Dievas Богу за эти įkvepia, вещи. taip šlovė Dievui už tokius dalykus. Даже, может, они нелогические для Galbūt нас. tie dalykai mums nelogiškai atrodo, bet Dievui tai turi prasme. Аллилуйя. Aleliuja. Поэтому да, как мы Todėl видим taip, kaip здесь, mes matome čia, это приходит через Духа Святого к человеку. tai А ateina может, žmogui per это šventą через dvasią. человека. Ar Как? galite ateiti per žmogų taip pat? Руководство вот это. Toks kaip vadovavimas, Не vedimas. только через Ar gali, индивидуальное ar tik per individualių ryšį? Я считаю, согласно Писанию, Aš manau, kad pagal что это raštą, может быть kad через человека. gali būti ir per žmogų. Бог может использовать Dievas gali человека. panaudoti kitą žmogų. Jūs galite pasakyti, aš nedarysiu to, kol man tėvas neparodys, o tėvas tau gali parodyti ir per kitą žmogų. Правда? Ar ne? Почему в Писании Kodėl говорится, rašte что, yra sakoma, э, kad церкви, например, bažnyčiai, каких-то pavyzdžiui, вещах, apie tam tikrus dalykus kalbant, Павел, например, Paulius, пишет Тимофею. pavyzdžiui, rašo Timotiejui. Павла уже нету в Ефесе. Pauliaus jau Efeze nebuvo. Efeze liko Timotiejus, kuris С этим руководством. Всё. Padėjo. И зачем тогда он пишет такие вещи? liko Со padėti. старцами, Ir kodėl jisai старицами sako, обращайся, ir там, sako со su слугами, senoliais ir senoliam elgis kaip su motinom, su tais kaip su tėvais, вежлив и ir būk ten pagarbus ir taip toliau. сказать. Galima Зачем buvo ты pasakyti, это o kodėl tu apie tai rašai, А Pauliau? что Дух Святой O не ką скажет šventoji dvasia Тимофею? nepasakys Timotiejui, kaip elgtis? Он же у Тимофея был наполнен Духом. Timotiejus juk ar buvo pripildyta šventąją dvasia, taip, Но Дух Святой ему bet сказал šventoji через dvasia jam Павла pasakė per Paulių эти вещи. apie tos Я dalykus. благодарен Богу, Ir aš что esu dėkingas Dievui, kad yra tokie Дух žmonės, Святой будет использовать kurie šventoji dvasia naudos. для того, чтобы Tam, мне kad подсказать man patartų что-то, к čemu я дойду, может быть, через 5 лет, apie kažką, prie ko aš prieičiau tik po 5 metų. будучи, может, молодым, Galbūt būdamas dar jaunas, успеваешь дров наломать, там, priskaldysiu malkų ten dar pats bedarydamas, bet Paulius užbėga tai į priekį už akių ir jisai patarė jam šventojoje dvasioje, sako, elkis taip ir taip. Писание говорится, Ir что Павел raštai yra sakoma, kad неоднократно Paulius ne vieną послал kartą этого, siuntė kažką tai. послал этого, Jis siuntė послал Тихика, послал там Tichiką, Тимофея, Timotiejų. послал там еще кого-то. dar kažką siūsdavo. Его послал. O kodėl Как siūsdavo? это так его послал? O kaip tu taip šį pasiuntei? Perskaitykime vieną atvejį Filipiečiams Все же я 2.25. почел нужным послать Visgi aš вам paskaičiau Епафродита, reikiamą siūsti ir jums Epafroditą, mano brolį ir triūso draugą,
ir bendrininką, jūsų pasiuntinį ir tą, kuris patarnavo mano poreikiams. Epafroditas tarnavo Pauliaus reikmėms. Dievas jį įkvėpdavo ir naudojo tam, kad jis tarnautų Pauliui, padėtų Pauliui, ar ne? Nes jis jūsų visų ilgėjosi ir buvo pilnas sunkumo, nes girdėjote, kad jis buvo susirgęs, nes iš tikrųjų jis susirgo būdamas arti mirties, bet Dievas jo pasigailėjo ir ne tik jo, bet ir manęs, kad neturėčiau sielvarto po sielvarto. Matote, čia vienas kenčia, kitas kenčia. Vienas išgyjo, kitas jau nebekentėjo daugiau, ar ne? Ir čia dar filipiečiai, o nebuvo kam pas juos atvykti. Paulius negalėjo, Epafroditas sirgo. Ir sako, štai Dievas gailestingas, todėl aš siunčiau jį jums. Todėl pasiunčiau, kad vėl jį pamatę džiaugtumėtės ir kad būčiau mažiau nuliūdęs. Todėl priimkite jį viešpatyje su visų džiaugsmu ir laikykite tokius garbėje, nes dėl Kristaus darbo jis buvo arti mirties, nepaisydamas savo gyvybės, kad užpildytų jūsų tarnavimo man trūkumą. Faktiškai, Paulius turėjo ten būti. Trūkumas buvo jo tarnavimo. Sako, aš negaliu dabar atvykti, aš siunčiu ten Epafroditą. Ir ką Epafroditas, jis galėjo sakyti, ne, aš laukiu, kol šventoji dvasia mane pakvies. Žinoma, pasakys tau. Bet to tu tikėjimo net negalėtum turėti. Bet jis gali panaudoti ir kitą žmogų tam, ar ne? Gali panaudoti. O viešpatie. Ačiū tau. Aš turbūt dabar ties to ir baigsiu, kad per daug neišsiplėstume šioje temoje į kitas atšakas. Turbūt perskaitysiu vieną eilutę, turbūt. Ne. Paliksiu galbūt ir tą eilutę kitam kartui. Sugrįžkime prie centrinės minties. Kas pagimdo iš šitą kūną? Dievo dvasia. Kas energiją maitina šią kūną? Dievo dvasia. Kas paskirsto narius ir jų apkrovas? Dievo dvasia. Kas nori taip paskirstyti dalykus? Dievo dvasia. Mes pradžios knygoje, kai skaitoma, pradžios vienas atsimenat. Ir Dievo dvasia judėjo virš žemės. Tai, ką mes turime šiandien žemėje, visą grožį, gamtą, visa tai yra nuopelnai Dievo dvasios. Ji paskirstė, ji išaugino, ji pasodino, ji pastalpino viską taip. Taip. Sulipdė kalnus ir taip toliau. Žmogus jau įsimaišė, jau iškreipė dalykus, daug dalykų pakeitė. Žmogiškai faktorių pridėjo prie dalykų, bet tas pirminis grožis visą tai dėka Dievo dvasios. Dievo dvasios. Todėl Dievo dvasia viską daro. Ji kiekvienam paskirsto atskirai. Ir dabar pabaigai perskaitykime kelias rašto vietas, kurios galbūt bus raktu vedančių į kitas temas. Bet mes visą tai dabar perskaitėme, visą tą skyrių. Yra dvasinės dovanos, yra tokios. Ir Paulius sako, stop, dovanos visą tai yra gerai, bet tu turi gimti į Jėzaus Kristaus kūną ir tada dovanos efektyviai veiks. Ir toliau sako, jis dovanos veikia tą pačią energiją, tarnavimai veikia per tą pačią energiją, jos visos sąveikauja ir mes galime pabrėžti tik tai, kad kūnas turi veikti, dovanos turi veikti. Žinote, yra tokie žmonės, kurie yra nusitaikę tarsi kaip sporte, žinote, savo kūną palaiko. Čia kažką man suskaudo, dabar turiu pratimų padaryti. Čia kažkas spaudimas pakilo, aš dabar darysiu pratimus. Visa tai yra puiku. Reikia tai daryti, ypatingai su amžiumi senstant, maitinimo gero laikytis ir visų kitų dalykų, tam, kad ši šventykla galėtų tarnauti Jėzaus Kristaus kūnui. Bet mes nedarome iš to stabo taip pat kūnų. Mes nedarome, mes neužsiemame vien tik to savo gyvenime, kad savo gerą formą palaikytume fizinę. Todėl, kad
поддержать для чего-то. Fizinę formą gerą reikia visada palaikyti dėl kažkokio tikslo, o ne dėl to, kad tik tai forma pati būtų. Ir štai apaštalas Paulius, kalbėdamas apie tokią paprastą žmogišką mintį, jis sako, gerai, visos tos dovanos yra kūne. Bet, sako, žiūrėkite, kaip jis užbaigė tą skyrių ir mes perskaitėme. 31 eilutė. 1 Korintiečiams 12:1. Jis sako, bet uoliai troškite geriausių dovanų, o aš jums dar parodau pranašesnį kelią. Palauk. Apie ką kalba eina? Kasgi per kelias, kuris yra pranašesnis? Jeigu reikia turėti dovanas, yra gerai, kad jos būtų ir funkcionuotų ir taip toliau, bet toliau pažiūrėkite sekančią eilutėje ir sako, aš dabar parodysiu jums pranašesnį kelią. Žiūrėkite sekantį eilutę, nors kalbų žmonių bei angelų kalbomis. Kitais žodžiais tariant, visi sportiniai kūno sugebėjimai yra atidirbti iki aukščiausio taško. Man nieko neskaudo, kalbos veikia manyje, atpažinimo dvasia veikia, akys veikia, ausis veikia, viskas manyje veikia, visas kūnas yra sportinėme formoje, sportinėje. Sako, gerai, kad tavo kūnas yra sportinėje formoje, bet sako, gerai, jeigu neturiu meilės, aš tampu kaip skambantis žalvaris arba žvangantis cimbolai. Tai žodžiais tariant, kas yra šitie cimbolai skambantis? Tai žodžiais tariant, garsas yra, bet prasmės jokios ar naudos. Tai žodžiais tariant, galima visą tai atidirbti, įvaldyti, turėti. Bet tikslas, kam visą tai? Tam, kad Dievo meilė ten galėtų gyventi tavyje, štai koks tikslas yra. Sako, aš galiu kalbėti tomis kalbomis, toliau jis sako, jūs žinote, sako, galiu viską atiduoti, tai reiškia davėjo dovaną, dalintojo. Aš galiu savo kūną sudeginimo atiduoti, tai reiškia užuojautos dvasia ir gailestingumo. Aš galiu tą ir vieną ir kitą. Tai žodžiais tariant, dovanos veikia, bet jeigu meilės neturiu, kūnas praranda savo funkcionavimo prasme, nes tu turi būti varomas meilė, tavo kūnas Dievo energija. Ir štai 13 visas skyrių, jisai jame išaiškina apie tas dovanas, kad būkite tobuli, galbūt kada įsigilinsime, bet aš tiesiog tokius akcentus noriu parodyti. Ir po to jis užbaiginėja tą skyrių, sugrįž dar ir sako, o dabar pasilieka tikėjimas, viltis, geraširdiškumas, tie trys, bet didžiausias iš jų geraširdiškumas. Tai ir yra energija. Tai ir yra Dievo dvasia. Amen. Brolis Branhamas patenka už laiko uždangos, prisimenate, ir jisai sako, ten patenka tik viena medžiaga. Tik viena substancija gali patekti ten. Kokia? Ar atsimenat? Jis pasakė, tobula meilė. Kitoje vietoje jis sako, tai buvo šventoji dvasia. Tai buvo Dievas. Tai buvo žodžio kūnas tų žmonių. Kas yra žodis? Dievas. Ar ne? Dievas įsikūnijęs tose žmonėse, ten daugiau nebebuvo nieko nuodėmingo, ar ne? Kai jis ten buvo. Netgi ir lytinės liaukos ten neveikė. Ten nebuvo nieko kūniško, šlovė mūsų viešpačiu. Todėl tam, kad ten patekti, reikia turėti pačią svarbiausią energiją, Dievo meilę. Pati didžiausia iš jų Dievo meilė. Ir žiūrėkite paskutinę eilutę, kurią mes perskaitysime. 14.1. Sako, sekite geraširdiškumu ir trokškite dvasinių dovanų, bet verčiau, kad galėtumėte pranašauti. Ir jis pradeda kalbėti apie pranašavimą, mokymą, statydinimą, sako, yra aiškinimas, turi būti aiškintas ir taip toliau. 14 skyrius mes nagrinėjame, bet atkreipėte dėmesį, kokia įdomi seka. Iš pradžių sako, turi gimti kūną, taip, veikia dovanos tobulai, jas ir be Dievo gali veikti. Ar ne? Ir toliau jis sako, tu turi būti pirma pripildytas Dievo energijos. Sako, iš pradžių sekite paskui meilę. Prisipildykite Dievo dvasia. Prisipildykite energijo. Ir tuomet trokškite jau visų kitų dalykų sekančių. O Dieve, ačiū tau už tai. Atsistokime ir pasimelskime.
Viešpatie Jėzau, aš dėkuoju tau. Я не знаю, Боже мой, Aš nežinau, viešpatie Tėve, kaip Боже мой, Иисус, удалось ли мне, Боже мой, kaip man išėjo aiškiai tai išsakyti šiuos dalykus, kurie galbūt jie yra paprasti, galbūt jie yra akivaizdus, galbūt jie yra per daug net akivaizdus, bet aš tikiu, kad tavo žodis atsidengia paprastume. Todėl aš prašau tavęs, viešpatie, tegul tai giliai įeis į mūsų širdis, Tėve, Dieve, Jėzau, kokie mes bebūtume pajėgus, kokie mes bebūtume apdovanoti, mes norime, kad visa tai valdytų tik viena energija, kuri yra vadinama Dievo dvasia, kuri paskirsto viską, kuri pripildo viskuo, visus, kuri pagimdo į šį kūną, Tėve. Aš prašau tavęs Jėzaus Kristaus vardu, mano Dieve, tie, kurie dar nėra gimę į kūną, aš prašau tavęs, mano Dieve, kad jie neatsidurtų išorėje, įvesk juos į kūną, pagimdyk juos, prašau, viešpatie. Tai nebūtinai reiškia tiesiog vandens krikštą, nors ir be to mes negalime išpildyti žodžio. Viešpatie, tai nebūtinai reiškia, kad buvimą bažnyčioje pačioje, tai nereiškia turėti gebėjimą kažką tai atlikti, bet reiškia būti pripildytų šventąją dvasią ir vedamų, panardintų į tą tirpalą. Ir prisipildymą Dievo dvasia tai simbolizuoja. Būk mums gailestingas. Tegul ši nedidelė apžvalga šios skyriaus, viešpatie. Tai bus į paprastume, kartais skaitai ir atrodo, kaip sunku, kokie sudėtingi tie dalykai, bet faktiškai mintis šios skyriaus yra labai paprasta. 12, 13, 14 главу Коринфянам, Господи. O, Bože, svojai liūdžiu. Viešpatie, tu tiesiog savo meilę, tos korintiečių skyrius pripildai dėl mūsų. Kodėl Dievo dvasia sklandė virš žemės? Žemė juk buvo chaose, ji buvo padengta vandenų. Tu galėjai ją palikti ir sklandyti virš gražesnės planetos. Bet Dievo dvasia pamilo šią planetą. Jėzau, ir viskas, ką tu darai mūsų gyvenime, tu darai tai iš meilės, tu saugai mus iš meilės, išgydai mus iš meilės, naudoji mus iš savo meilės, savo meilę. Leiskime mums būti prisijungusiais prie visų šių dalykų ir niekada neužmiršti, kad tai yra pats svarbiausias dalykas, kad ta šventoji dvasia, kuri yra išlieta mūsų širdise, mano Dieve, Tėve, kad ji būtų išlieta ir aš tikiu, kad tada galės veikti ir dovanos, tada ir tarnavimai galės veikti ir visi dalykai, kai mes būsime pripildyti tavo dvasia. Ne veltui tu pasakei rašte, viešpatie, dvasia, būkite pripildyti ir mums reikia to pripildymo šventąją dvasia. Ačiū tau už visą tai, Tėve. Ir aš prašau tavęs, viešpatie, kad tu palaimintumei kiekvieną iš mūsų. Tegul tai mes tai įsisąmoninsime, galbūt yra paprasti dalykai, bet tegul tai sustiprins kiekvieno tikėjimą, tegul tai parodys svarbą tų dalykų, kaip pranašas pasakė, kad kiekvienas lankantysis paprastas bažnyčia yra Kristaus kūno dalis. Ar mes matome tai kaip žmonės, ar ne, tai nesvarbu, Tėve. Svarbiausia, ar tu matai taip, viešpatie. O jeigu tu matai tai ir mes taip pat tai pamatysime ir mes atpažinsime, tai atskirsime ir džiaugsimės. Aš esu toks dėkingas, viešpatie, už tai, kad Jėzaus Kristaus kūne nereikia kažko ten aiškinti, stumti žmonių daryti, kad kiekvienas turi tą imtuvą ir jisai reaguoja ir atsiduoda šventai dvasiai ir veikia. O, mano Dieve, Jėzau, padėki mums, viešpatie. Ir mes už viską tau dėkojame, mylime tave, mano Dieve, Tėve, ir prašome tavęs, Jėzau, mano, kad mes galėtume išlikti šiame tavo kūne. Aš pats dažnai dirbu ir turiu galbūt kažkokius rūpesčius ir kartais susidaro įspūdis, kad aš tarsi iškrentu per savo tą kūnišką dalį, atsilieku, bet aš prašau, viešpatie, tegul Jėzaus Kristaus gyvenimas galės laisvai gyventi mumise, kad nebūtų jokių kliūčių iš mūsų pusės tam. Kad tavo gyvenimas, gyvybė būtų ten, kad ženklas būtų pateptas. Ne tai, kad šiandien patepėm ženklą, o rytoj jau nusitrynė, vėl poryt patepam ir vėl ten tas ženklas nusitrins kraujas. Tegul tas ženklas visada bus ten pritaikytas, pateptas. Dėkoju tau, viešpatie, ir dar kartą prašau, palaimink tuos, kurie susirgo, tegul tavo šventoji dvasia aplanko juos ir sustiprina kiekvieną ir saugo mus visus taip pat nuo įvairių ligų, kurios čia išsivystė šioje žemėje ir tai yra laikų pabaigos ženklas.
marai, badai, lygos, karo gandai. Ir mes prašome Tavęs, Jėzaus Kristaus vardu, saugok mus, prašau, Tėve. Saugoti gali tik Tavo meilė ir Tavo malonė. Mes atsiduodame į Tavo rankas, likusiai dienai prašome taip pat Tavo palaiminimo, vedimo ir dėkojame Tau Jėzaus Kristaus vardu. Amen.